Na, ačiū Justinai, bendražygi, kad pakvietei. Gerai šnekant, aš pas tave pirmą kartą, juk tu esi Žemdirbių sąjūdžio kūrėjas, kolega pagal šitą sritį. Valstiečių ūkio įstatymų darnai sovietiniais laikais kūrėjas. O toliau, nagi mes organizavom, mąstėm, kokia ateitis mūsų kaimo, kaip gyvens tie šeimos ūkiai. Ir tu pats savo pavyzdžių ėmėsi šito darbo. Kaip tau sekasi gyventi? Kiek tu turi truputį to žemės, gyvulių ir kaip tu išgyveni? Ir kaip galvoji, ko reikėtų, kad tas šeimos ūkis, tvirtėtų. Už tai, kad šeimos ūkis, tai mūsų kaimo ateitis, Lietuvos pagaliau ateitis. Jūs pagalvokit pats. Reiškia, prioritetas gauti paramą stambiam ūkiui, prioritetas gauti paramą pradedančiam ūkininkui, sakykime, susigrąžina PVM-ą stambus ūkininkai. Tai kuo jie kitokie? Va šitą mes juk senesni mes išauklėti, kad vis tiek, kad žmogus žmogų turėtų būti vienodai traktuojami, o šitaip nėra. Dar jeigu daduot, tai už produkciją, ypač už pieną, stambesniai daugiau gauna. Taip. Tai kaip tam šeimos ūkį išgyventi, ko reikia? Ir truputį apie savo tada ūkį plačiau. Tai aš turiu pasidžiaugti, reiškia, šiandien ryte be 15:06 paskambinau pienininkė ir pasakė, kad ateik, pieną pasiima pas mus patys pienininkai. Ateik, reiks pasirašyti. Ir pasirašiau ir, žinokit, pieno kainą pakėlė 30%. Gaudavom po 10 centų už litrą, o dabar gausim po 13. Tai tikrai sunku, buvo jau visai jau viltis ir jau pradėjau augyti mėsinės karvės. Tai ją gali kažkiek laiko dar biskį melžt, kad savo turėti pieną, o paskui veršiukas pamelž. Bet daugelis čia ir pradėjo augyti mėsinės karvės. Bet iš kitos pusės pagalvojus, tai kokia kvailybė augyti karvę, kuri neduoda pieno. Tai panašiai mūsų ta ekonomika taip sutvarkyta. Tai tu dabar žemės kiek turi? Tai dirbamos turiu 12 hektarų. O gyvulių tai 3 karvės ir 2 telyčius viskas. Tokiuose pievose kaip pas mane, tai pernai, kai buvo sausi metai, tai ir šiaudai šėriau, o šienavau pievą prie šito namuko, tai 3 kartus. Kad ten yra kas kusti, čia nederlinga ta žemė. Tais metais, kada potvinis didelis, kažkaip geriau auga žolė. Pernai nebuvo potvinio, bet dėl to, kad lietus. Tai aš suduriu galus su galais. Aš nieko, kam nereikia, neišleidinėjau pinigų. Technikos, kokias priemonės gamybos? Technika tai mane atgraudo galvot, kaip blogai tas klausimas sprendžiamas. Jūs pagalvokit, šitiek metų mes rėmėm Baltarusiją už tai, kad jie aprūpintų traktoriais, kurie vibruoja, kurie daugiau kuro ima, kurie daugiau remontų išlaidų duoda ir už tai mokėjo Europos paramą. Tai visiška kvailystė. Aš turiu traktoriuką ekonomišką, žondyrą, 43 metų. Jis dirba kaip, vienu žodžiu, aš nenoriu, kad čia būtų reklama toje firmai, nes tas traktoriukas gamintas Kanadoje, varžtai colinės sistemos. Pas mus lyg ir netinkamas ir taip kaip ir truputį bijojau, tai ką aš darysiu, kai jis suges. Ali dar nesugedau, jau 16 metų turiu. Tikim traktorių, nusipirkai ir kas metai tau atiduoda dalį to, ką tu įdėjai. O tu pinigus gali ir iš banko pasiskolinti. Tai šitaip nebūtų jokių sukčiavimų.
sakykime, aš jums rodžiau, va, kur tarsi pasodino šaltalankius. O jeigu būtų tokia tvarka, kad jis atsimtų savo pinigus tada, jau bent tada, kada tie šaltalankiai prigijo. O jis pasodino, padarė kaip Graikijoje, reiškia. Turbūt žinau tą atvejį, kada Graikijoje gaudavo tą Europos paramą už alyvmedžius, kurie buvo, reiškia, butaforiniai, tokie kaip pas mus būna Maksimo ar kitur tokie medeliai. Ir atkreipė, kiekvienais metais nufotografuoja ir paskui pastebėjau, kad kažkaip labai lėtai tie alyvmedžiai auga, lapų nemeta. Nu tai paskui išaiškino, bet tai Graikijai priėjo iki to, tai mes neturėtume prieiti. Tai gal pas mus paaiškės tie dalykai ir valdžia bent atitinkamos organizacijos pažiūrės, kad europinė pagalba, kuri ateina, kad būtų efektyviai panaudojama. Nu tai aš turiu tokią linkėlį, nu kaip čia pasakius. Ko reikia, kad va šitai būtų, kad mūsų šeimos ūkio asociacija, kurią turbūt yra pas jūs čia rajone? Nežinau, ta šeimos ūkio asociacija tai yra popierinis reikalas. Kada iš manęs atėmė tą nuomojamą žemę, tai pranešė apie tai, reiškia, 5 dienos po to termino raštu pranešė, kad jums, reiškia, jūsų žemę perims. Tai ar jie negalėjo pasakyti, kad tą, reiškia, žemę ketinam perimti, kad turėti įvykdyti tą ar aną. Ir net skaudu, ko ten reikia. Reiškia, kiekviena įstaiga savo žinioj turi internetą. Tai jeigu jiems reikėjo žinių apie tai, kad aš nesu gamtos ten pažeidėjas, ar kad aš esu tvarkingas, kas link mokesčių inspekcijos, tai jie galėjo paprašyti, jiems būtų atsiuntęs netvarkingų sąrašą, jie būtų galėję išbraukti. O aš 20 metų laukiau tam, kad nusipirkt tą nuomojamą žemę. Aš nenorėjau visos, aš 40 hektarų turėjau. Aš norėjau tik 10 hektarų, nes man senukui kaip tik būtų buvę ir aš galėčiau geriau gyventi. Bet, reiškia, ta, nu kaip čia, tiek metų išlaukus, paskui paaiškėja, kad aš ten neįvykdžiau kažkokių sąlygų. Ir šitą sužinau iš to, kuris to šeimos ūkių sąjungoje visai ten pasirodo nemenkas veikėjas Edvardas Raugalas. Jis ministro pavaduotojas tada buvo. Nu, neturi jie širdies, neturi jie, kai tik tai pakyla viršininkais. Tai vat ir... Čia ne tiek širdis, kiek teisybė, teisingumo nėra ir kažkokie interesai. Lengviau padėti tam stambiam, kuris ateina, kiek kaimynai žemės turi tavo. Ir tie, kurie paėmė iš tavęs ten kelias dešimtis, jie labai praturtėjo. Nu, jie turtingi, nu tai tą žemę perėmė ir Našius, nu tai jis turi daugiau negu 1000 hektarų. Jau tas gobšumas neįtikėtinas. Šiemet atvažiavo patikryt, atsivežė matininką, ar aš neužgrobęs jo žemės. Suprantat? Raudonais dažais paženklino stulpiukus, tie stulpiukai stovi jau. Tie, kuriuos iš pradžių įkasė betoniniai, tai buvo nekokybiški, subyrėjo. Tai aš iš elektros stulpų padariau, įkasiau ir jie stovi. Bet tas Arnašius tiek jau sėkmingai ūkininkauja. Ką iš čia gyvulius, ką laiko? Laiko gyvulius ir jis ūkininkauja protingai, bet neapžioja. Baisybė netvarkingos žemės, pastikusių gyvulių būdavo ir šienas išplaukė va čia
pačius pirmus metus, reiškia, nušienavo pievas taip, kaip reikalauja, o rulonų nesuvežė. O paskui per potvinį keli šimtai tų rulonų nuplaukė į Kuršių marias. Važiuodami pas tave čia tokiais nelabai lengvais keliukais atsibastėm, bet pakeliui matėm apgriūsių tokių sodybų, apleistų laukų daug. Tai dar keliais žodžiais apie tuos savo kaimynus, čia jie visi ūkininkauja ir gauna tą paramą. Ir kodėl to žemės iš vieno atima ir neduoda pačiam to žemės daugiau. Nė vienas vaikas nenorėjo čia pasilikti. Ta karta, kur kaip aš, tai jau baigė dienas ir nepajėgė susitvarkyti, o vaikai visi be išimties Airijoje arba Anglijoje. Čia aplinkui tai daugiausia Anglijoje. Jo, ačiū bičiuliai, ir jeigu atvirai šnekant su visais kolegoms, kurie su manim atvažiavo, mes tiesiog stebimės tavo atkaklumu, tavo ryžtu, tokiom sudėtingom sąlygom vis tik verstis. Ir štai žiūrim čia, jau tu sodybėlę dar rentiesi, dar savo gyvenimą matyti ir tikėsi, kad ir vaikai dar čia kažkas gyvens. Nu taip.